Šeštadienį kultūros centro darbuotojai druskininkiečius ir miesto svečius pakvietė į renginį pavadintą Rudens žiedai. Šiemetės šventės dalyviai buvo kviečiami prisėsti prie ilgiausio druskininkų bendruomenės stalo, kuris buvo nukrautas grybais, uogomis, įvairiausiais patiekalais, sodo ir daržo gėrybėmis, įmantriausiais valgiais ir žinoma rudeninėmis puokštėmis. Šeštadienį paminėta ir tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Ta proga renginyje apsilankiusios savivaldybės mero pavaduotoja Kristina Miškinienė ir socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Grigorienė visus renginio senjorus pasveikino su jų švente, o aktyviausiems bendruomenės nariams, švenčiantiems 80-asias gimimo metinės, įteikė padėkas bei gėlių puokštes. Jubiliejaus proga pagerbti Ramona Jonušienė, Ferdinandas Tamošaitis ir Vytautas Valentukevičius. Nesitikėjau, kad tokią gražią dieną ir bus tokia didelė pagarba. Įvertinimas, sudėtinga sakyti, man labai sudėtinga. Vieną tik galiu pasakyti, aš tikrai gyvenime stengiausi, be galo stengiausi ir stengiausi druskininkiečių labui. Aš noriu, kad druskininkiečiai daug ką žinotų, kad jie praeidami pro vieną arba kitą objektą neįtų pro jį kaip po tokį visai bereikšmį dalyką. Norisi kartu gyventi, dalintis su druskininkiečiais. Ir tai man teikia labai didelį džiaugsmą. Anksčiau to nebuvo, o dabar vertinami labai senjorai ir jų nuveikti darbai, jų gyvenimai. Tai man labai svarbu. Šitas apdovanojimas man reiškia, kad visuomenė įvertina mano veiklą, kad patenkinti mano darbais ir aš galvoju, kad svarbiausia, kad esu pakol kas pajėgus, turiu energijos ir galiu toliau egzistuoti bočių draugijoje. Renginyje savivaldybės mero pavaduotoja Kristina Miškinienė sakė, kad tokios šventės draugėn suburė aktyviausius druskininkų miesto ir seniūnijų senjorus, kurie yra liaudiškų šokių ir dainų puoselėtojai. Labai svarbu, kad mūsų senjorai šiandien turi galimybę pabūti kartu, pasidžiaugti vieni kitais, pabendrauti tarpusavėje. Kaip gražu, kad mes švenčiame jubiliejus labai aktyvių mūsų bendruomenės narių. Čia šiandien susirinko patys aktyviausiai mūsų senjorai. Amžinai jauni, visada šokantis, besišypsantis, visada dainuojantis, perduodantis jaunom kartom gražias tradicijas. Tai yra ir mūsų tremtiniai, ir mūsų pagyvenusių žmonių, ir šokių, ir dainų kolektyvai, ne tik druskininkų, bet ir atvykę iš seniūnijų, iš Leipalingių, iš Veciūnų. Taigi, iš visos širdies norisi palinkėti jiems sveikatos, visiems, ir kurie negalėjo ateiti į šią šventę, tiesiog palinkėti stiprybės, sveikatos, kaip sakiau, neužsiskleisti savyje, dalintis savo rūpesčiais, savo džiaugsmais su artimais žmonėmis, su kaimynais, galų gale kreiptis į socialinės įstaigas, jeigu yra problemų. Ko geriausios kloties senyvo amžiaus žmonėms, visada žaviems mūsų bendruomenės nariams. Šeštadienį organizuoto renginio dalyvius džiugino druskininkų meno kolektyvai Kadagysta, Dalėlė, Suktinis bičiuliai, tremtinių choras, moterų choras Gija, Leipalingio ir Viečiūnų saviveiklininkai, taip pat dainininkas Vytautas Šiškauskas.